Paulius. Taip pat gauna atminimo dovaną. Antroji vieta suklupė tik finale. Prieš tai gal buvo lygiųjų, bet iš esmės vienintelis pralaimėjimas, galima sakyti, beveik čempionai. Kazlų Rūdos komandos kapitoną kviečiame atsiimti taurę. Turbūt pats didžiausias kapitonas, kiek tai yra dalyvavę. Mušęs ir 11 metrų baudinius. Ir kviečiame kitus žaidėjus tvarkingai po vieną eilutę atsijungti apdovanojimą. Ir dabar dar vienas prizas veiklos vietos laimėtojų. Taip pat kviesiu kapitoną. Šį prizą gausite pristatytas bus ir jūsų mokyklą iki rugsėjo 1-osios. Tikrai tai yra profesionalus stalo futbolas. Į tai, kad mokykloje galėsit ne tik. Prašom kapitoną atsiimti dar vieną čekį prizą. Profesionalai futbolo stalą. Tai, kad jeigu jūs vietos arba norėsit žaisti futbolą, galėsit žaisti prie stalo. O dabar truputėlį norėtume atsiprašyti klaipėdiečių, kuriuos ketvirtą vietą iškovojusius po taip pat sunkių varginančių galbūt varžybų. Norėtume pakviesti atsiimti taip pat diplomas visos komandos. Geriausias turnyro ir ešogojo finalo saugas Lukas Diliauskas, Kazlų Rūda.